karalienė Jekaterina II atsidėkodama Platonui Zubo padovanojo žemę, kurią siejo ir šalių ekonomiją. Platonui mirus, jo valdos atiteko jo broliui Dmitrijui. Šiandien matome tik neatpažįstamai rekonstruotą dvarą, atsodintą parką, rekonstruotą mokyklą. 1993 metais pirmą kartą mokyklai suteiktas Zubovų vardas, paskui jis buvo panaikintas, o nuo 1989 metų mokykla vėl vadinosi Zubovų vardu. Labas vakaras visiems susirinkusiems į šventę Lietuvos krikščioniško fondo Ginkūnų dvaro salės atidarymo renginį. Garbėsiu Kristui. Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis šią atidarymo valandą. Iš tiesų, kiekvieną kartą, kada susitinkame šiuose namuose, troškimas, kad būtų viena dvasia ir gėrio dalinimasis. Kristus ateina į žemę, kad galėtume kiekviename žmoguje matyti jo paveikslą ir panašumą. Sveikinu visus, ypatingai fondo darbuotojus ir vadovus ir jūs bendruomenę su šia nauja vieta. Ir mes žinome iš gyvenimo ir iš švento rašto, kad žmogus kaip Dievo kūrinys išsiskleidžia tik tai tarp kitų žmonių. Žinom, Kalėdos yra stebuklų metas. Ir tas stebuklas įvyko, mes jį pridavėm, dabar galim kviesti žmonės, daryti koncertus, konferencijas, paskaitas. Dar kartą visiems ačiū ir gerų artėjančių švenčių. Reikia gelbėti žmonių sielas. Gelbėti žmonių sielas. Kūnui mes padedam, bet čia yra tik laikinas tas kūnas. Bet reikia gelbėti sielą, kurie eina į amžinybę. O Biblija aiškiai sako, yra taip arba taip. Taigi, tegul šie namai tarnauja sveikai Dievo baimei. Meldžiu to ir linkiu visiems tarnauti Evangelijos skelbimui, tai šviesai, visą laiką turint gerą ir sveiką Dievo baimę. Ir žinokite, kad šitose namuose, šitose dvaro rūmuose jūs esate visi laukiami, visi esate mylimi. Čia nėra šventųjų susibūrimo vieta, čia yra nusidėjėlių susibūrimo vieta, kurie kiekvieną sekmadienį, ar trečiadienį, ar ketvirtadienį ateina, meldžiasi, atgailauja ir prašo, kad Viešpats duotų jėgų šį vakarą ir rytoj. Būkite palaiminti. O šiandien aš noriu šitam gražiem žmonėm ir krikščioniškam fondui padovanoti tą pirmąjį duonos kąsnį, kurie galėtų laužyti, dalintis su visam bendruomenėm, su visais ginkūniečiais, su visais Šiaulių rajono žmonėm ir niekada jos nestokotų. Tik būna šiluma jūsų namuose, tik būna visada nestokojate duonos ir tegu Dievas laimina visus jūsų gražius darbus. Šiandien mano misija yra įteikti padėkas nuo Žemės ūkio ministro Virginijaus Juknos, šio projekto vykdytojam. Linkime vieni kitiem meilės, dosnos, kantrybės. Tai būkite mylimi, mylėkite kitus ir kvieskite čia kuo daugiau tokių žmonių. Sveikinu tave su šio gražia. Kad ši salė būtų visada pilna, šilta kaip šiandien. Gerų švenčių, gerų ateinančių kalėdų. Jau seniai besivėjo per visą naktį, jau seniai betylėjo ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo visus vienyti. Ačiū labai. Meilės, sveikos ir sveikatos visiems. Ačiū labai.
Atvežiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės sveikinimą ir padėką Krikščioniškam fondui. Gerų, šiltų ir džiaugsmingų šventų kalėdų.